Ugniagesiai, gelbėtojai. Labas vakaras. Su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš, Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidoje. Daugiabučio gaisras Žirmūnuose, kurio nenori prisiminti, jį gesinę ugniagesiai. Atliksime reidą tame pačiame kieme ir sužinosime, ar tragedija nepasikartotų. Pažiūrėkite, kokios kliūtys laukia ugniagesių atvykus į daugiaaukščių namų kiemus. Pasakosime, kodėl dažniausiai dega gyvenamieji namai. Tragiškai gaisrai, kai žūsta žmonės, tai dažniausiai tai yra toksai darinys piktnaudžiavimas alkoholiu, kompanija, neatsargus rūkymas. Šis siužetas apie anomalų ir visoje Lietuvoje paplitusį reiškinį. Kodėl žmonės leidžia užsidegti savo pačių namams ar netgi sukelia tokius gaisrus. Matysite, ko gero, pačią baisiausią elektros instaliaciją Vilniuje, o mūsų atlikti eksperimentai akivaizdžiai pademonstruos, koks neteisingas elgesys sudegina namus ir žudo žmonės. Ugniagesiai, gelbėtojai. 2013 rugpjūčio 8 bendrasis pagalbos centras telefonu 112 gavo pranešimą, kad Vilniaus miesto centre, Krokuvos gatvėje degė namas. Sėdėjome čia kieme. Čia kaimynas viršui buvo, išbėgo, sako, degam, pažiūrėjom, čia atviras liepsnas jau buvo. Laukdami ugniagesių gyventojai patys ėmėsi gesinti gaisrą. Liepsnas jau į apačią, jau tai vat šitą mažą koridoriuką gesinam, bandėm, nes jau durys pradėjo degti, pirmą aukštą tai vat bandėm gesinti. Iš kaimynų šlangą per durys atsitempėm ir pylėm, gesinam. Liepsna įsisiautėjo labai sparčiai ir atvykus ugniagesiams pusės stogo jau nebebuvo. Pirmas padalinys, kuris atvyko į gaisro vietą, tai 6 komandos 2 autocisternos. Viena autocisterna iš karto padavė pirmą kaip švirkštą, o antras skyrius autocisterną pasistatė ant vandens šaltinio, tai yra gaisrinio hidranto, iš kur buvo paimtas vanduo ir nutiesta magistralinė linija. Pirmi atvykę ugniagesiai skubiai iškvietė pastiprinimą, nes norint, kad ugnis neprarytų viso medinio namo, jį reikėjo lieti vandeniu iš kelių pusių vienu metu. Organizavom gaisro gesinimą perimetru. Tai reiškia, kaip iš 3 pusių pastato. Yra efektyvų, kadangi greičiau, kaip sakant, pasiekiami atskiri gaisro židiniai. Į gaisravietę atskubėjo ir Vilniaus policija, kurios pareigūnai atkreipė dėmesį į vieną iš namo gyventojų. Kodėl? Paaiškino visažiniai kaimynai. Aišku, čia kaimynai girti prisigėrė, aišku, be abejo. O ta prasme, jie už sienos jūsų gyvena? Ne, jie gyvena antram aukšte. Jie gyvena antram aukšte ir jie yra pijokai. Mes jau to seniausiai laukiam. Tas kur pusnuogis laksto? Taip, kurį suėmė policija ir išvežė. Nes nuo jų prasidėjo tas visas ir degimas. Čia nuo nuorūkos galėjo būti? Nuo visko, nuo bet ko galėjo būti. Šiaip girdėjau, kad vienas žmogus girtas būdamas, jisai nuorūką numetė, bet aš tikrai nežinau, ar čia tiesa, nes kadangi aš iš kitos pusės stovėjau, tenai taip sakė. Statistika byloja, kad neatsargus rūkymas dažnai tampa gyvenamųjų namų gaisrų priežastimi. Tragiškai gaisrai, kai žūsta žmonės, tai dažniausiai tai yra toksai darinys piktnaudžiavimas alkoholiu, kompanija, neatsargus rūkymas, užmigo žmonės. Naktį kilo gaisras, nieks jo laiku nepastebėjo, reiškia, gaisras išsivystęs, jau kenksmingos medžiagos patalpoje pasklidė ir žmonės tiesiog uždūsta nuo tų dūmų. Ugniagesiai, gelbėtojai. Kuo gali baigtis rūkymas lovoje? Ogi mirtimi. Dažniausiai nutinka taip, jog žmogus rūkydamas lovoje užmiega. Jam užmigus, cigaretė iškrenta jam iš rankų ir nukrenta ant čiužinio. Šis pradeda smilkti. Čiužinys gali smilkti net kelias valandas. Ir dažniausiai nutinka taip, jog žmogus uždūsta dar prieš kilant gaisrui. Taigi atlikime eksperimentą ir pasižiūrėkime, kaip visa tai atrodo. Imu cigaretę ir dedu ją ant čiužinio. Praėjo vos kelios minutės ir čiužinys jau pradėjo smilkti. Pasižiūrėkite. Uždaroje patalpoje užtenka tokio dūmų kiekio, kad žmogus gali užtrokšti. Patalynė užsidega dar greičiau negu čiužinys. Praėjo dar kelios minutės ir štai pažiūrėkite, koks didelis čiužinio plotas jau smilksta.
Praėjo 10 minučių ir štai tokio dūmų kiekio pilnai užtenka, kad žmogus užtrokštų. Patys matot, komentarų nereikia. Taip kad gink Dieve, nerūkykite lovoje. Žmonių neatsargumas irgi sukelia daug gaisrų. Kas ketvirtas gaisras įvyksta dėl pačio žmogaus veiklos. Tai tiesiog neatsargus elgesys su atviru ugnies šaltiniu, su žvakėmis, ar tiesiog neatsargus rūkymas. Degančių žvakių jokių būdų negalima statyti ant palangės ar ant žemės. Užteks menkiausio vėjelio, jisai papūs užuolaidą prilies žvakės liepsną ir akimirksniu kils didelis gaisras. Jeigu užuolaida užsidegė, nepanikuokite, stenkitės užuolaidą nuplėšti, mesti ant žemės ir sutrypti ją kojomis. Sutrypkite ją kojomis arba iš karto užpilkite vandeniu. Buvo ir dar viena versija, kodėl galėjo kilti gaisras Krokuvos gatvėje, per kurį sudegė namo stogas ir palėpė. Apdegė ir buvo užlieti vandeniu pirmame aukšte esantys butai. Nuo elektros instaliacijos tikriausiai. Nes vis tiek čia, tai kaip darė gal prieš 50 metų, gal naują darė, tai vat, po to niekas nieko nedarė. Ar išvystė nuo namo pastatymo ta elektros instaliacija yra. Niekam nerūpi čia tos vat, lūšnos. Kokia baisi šio namo elektros instaliacija parodė patys gyventojai. Tie vamzdeliai yra uždrausti jau apie 50 metų. Ir ta prasme, o tenai viršui, kur turėtų administruoti bendras patalpas, ten buvo visur tie vamzdeliai. Įvedimas elektros buvo visur. Ir galėjo sutrumpinti bet kur. Nebūtent bute, jisai galėjo sutrumpinti ir koridorių, ir taip toliau, ir taip toliau. Kadangi mūsų administruojanti įmonė nieko nedarė, jinai jų net nepakeitė. Ir kaip jūs čia jaučiatės gyvendami ir jums baisu, kad jums niekas nepadeda? Baisu. Iš tikrųjų labai baisu, kadangi čia yra ir žmonių invalidų, ir vaikų invalidų, niekas nieko... Aplamai, niekas nieko nedaro. Mes tragiškai peržemojom, labai daug teko kūrent, labai daug buvo tos drėgmės ir labai, iš tikrųjų, tragiškai. Namo gyventoja parodė ir patį gaisro židinį – palėpę. Čia va tas antras aukštas, nuo kurio prasidėjo gaisras. Ir matot, kol atvažiavo gaisrininkai, čia jau buvo bandoma pačių gesinti. Visiškai buvo sudegusios mano durys ir jos buvo net lūžusios per pusę. Ir čia aptikome elektros laidus, sukištus į vamzdelius, kuriuos uždraudė eksploatuoti jau prieš 50 metų. Va, jos eina per butus, va tos, tie vamzdeliai, va, matot, ir va, elektra prie jų buvo prijungta, va, tie va, visur butose, ir čia savivaldybė, būtent čia savivaldybės būtai. Net savivaldybė nepasikeitė, nesugebėjo per tiek metų. Po gaisro žmonės susidūrė ir su kitu nemalonumu. Jau 8 mėnesius gyvena tik po laikina plėvele ir dar gerokai skylėta. Kad per lietų vanduo nebėgtų į namus, teko sustatyti voneles. Normalaus stogo vis dar nėra, nes namo gyventojai neranda bendros kalbos su jų daugiabutį administruojančia įmonė Žirmūnų būstas. Kreipėmės į savivaldybę, į finansų ministeriją, kad kaip padegėliams skirtų mums finansinę paramą. Bet kadangi mes turime administruojančią mūsų įmonę, kurie mūsų administruoja ir šiaip turėtų kreiptis jie mūsų vardu, gauti tą paramą, turėjo padaryti projektą, kurio dar po 8 mėnesių jo nėra. Jie visiškai neatstovauja mūsų interesų, ką jie turėtų daryti. O atvirkščiai mus spaudžia, kad mes patys mokėtume, nors pagal įstatymą jie turėtų sutvarkyti mums stogą ir išieškoti visus patirtus nuostolius iš kaltininko. Ir nors šio gaisro kaltininkai dar neaiškus, iš nukentėjusiųjų administratoriai jau reikalauja pinigų. Jeigu pas mane 34 kvadratinių metrų būtas, aš turėčiau į mėnesį sumokėti nuo 850 litų. Ir neaišku terminas, kiek čia iki mano gyvenimo pabaigos, iki kol Žirmūnų būstas, reiškia, administruos, ir kuom jie rėmėsi. Ir jie spaudžia mus ant to visus 8 mėnesius. Išvengti ir liepsnų, ir nemalonumų dėl sudegusio stogo, šio namo gyventojams galėjo padėti laiku sutvarkyta netvarkinga elektros instaliacija. Tyrėjai nustatė, kad ji tapo gaisro priežastimi. Daugiabučiuose įvyksta dėl netvarkingos elektros instaliacijos arba tiesiog dėl to, kad
perkrova yra ir vadinasi, per nelik daug galingų elektros prietaisų būna sujungti į vieną elektros lizdą. O dabar sužinosite, ką daryti, kad elektra neuždegtų ir jūsų namo. Netvarkinga elektros instaliacija kelia grėsmę. Tai viena iš dažniausių gaisro priežasčių. Šiandieną esame prie vieno iš Vilniaus daugiabučių ir su Lesto ekspertu Mantu Vaskela atliksime reidą po laiptines ir parodysime jums, kokios yra elektros skydinės ir tenai slypinčios grėsmės. Ir gerbiamas Mantas mums papasakos, patars, kaip išvengti nelaimių dėl apleistų skydinių. Taigi, Mantai, eime. Eime. Šau. Na, Mantai, tai dabar papasakok mūsų žiūrovams, ką mes čia matome, kas čia yra gerai, kas yra negerai, kokios čia yra grėsmės ir pavojai. Viena bėda, kurią mes čia matom, tai yra šitas daiktas, tai yra vadinamas paketinis jungtuvas ir per šitą jungtuvą atiteka elektra visiems butams. Bėda yra ta, pirmas dalykas, jis neturi jokios srovės ribojimo, vadinasi, jis niekada neatsijungs. Antras dalykas, kurį čia matom, tai yra tiesiog izoliacija, apvynioti kontaktai ir jau aiškiai matosi, kad lydosi metalas nuo iškrovos. Vadinasi, šioje vietoje yra labai potencialus gaisro židinys ir tokia instaliacija metų bėgiai jau tikrai yra pavojinga, tai nėra kažkoks ilgas laiko tarpas. Šitą iš esmės reikia keisti dabar. Jie yra pati dažniausia laiptinėse gaisrų priežastis. O ta prasme, tai žmonėm kur reiktų kreiptis? Ar jie patys turi viską atsinaujinti, ar jie turėtų į Lesto kreiptis? Ką keičia Lesto, ką patys žmonės keičia? Jeigu matot, kad kažkas aplink skaitiklius yra pagedę, padegę ir panašiai, kreipkitės į Lesto. Kvapas kažkoks, jeigu yra degėsių, ar ne? Tai mirga elektra viduje, kreipkitės į Lesto. Jeigu bet kas kito, reikėtų kreiptis į savo administratorių ir prašyti iš tiesų, kad jie pakeistų. Galiu pasakyti, kad tai dažniausiai kainuoja, bet nekainuoja taip daug. Pavyzdžiui, mano mamos bute Antakalnio gatvėje neseniai buvo gaisras, būtent užsidegė, tai vietoj to, kad susimokėti gal po 100 litrų ir pasikeisti skydą, jie buvo priversti mokėti praktiškai po 1000 tam, kad jau po gaisro iš esmės pastatyti naują skydą. Na, Mantai, tai tu gal truputėlį tiksliau mūsų žiūrovams dabar paaiškink, kada reikia kreiptis ir kur reikia kreiptis dėl įvairių gedimų ir pavojų. Kažkas kibirkščiuoja. Taip. Jaučiam svilėsių kvapą. Viduje elektra mirguliuoja, ta prasme. Matom, kad kaimyno jau yra pasvilęs gerai. Matom, kad kaimynas susiremontavo su paprasta izoliacija. Tada jau reikia kreiptis, reikia skambinti ir sakyti, mūsų instaliacija netvarkinga, padėkite mums, pasakykite, kur kreiptis ir jeigu tai bus Lesto ūkis, mes jį suremontuosime patys, o jeigu tai bus namo ūkis, be abejo, mes pasakysime jums, kur kreiptis į savo administratorių ir ką jam sakyti. Taigi nepamirškite, 1802 paskambinsite ir jūs tikrai gausite kvalifikuotą pagalbą. O aš dar noriu kaip ugniagesys pridurti, kad jeigu taip nutiktų, kad jūsų elektros skydinėje ar namuose dėl netvarkingų laidų ar elektros instaliacijos kiltų gaisras, atminkite, kad jokių būdų negalima gesinti jo vandeniu. Elektros instaliaciją degančią galima gesinti tik tai angliarūgštiniu arba milteliniu gesintuvu. Ir dar viena auksinė taisyklė, kurios vertėtų laikytis. Jeigu nesate 100% tikri, kaip tvarkyti elektros instaliaciją, geriau patys nerizikuokite ir kreipkitės į specialistus. Ugniagesiai, gelbėtojai. Gyvenamosiuose namuose net 98% gaisrų kyla dėl žmonių elgesio ar techninių priežasčių. Pasirūpinkite, kad jūsų namas netaptų kita šio sąrašo auka. Na, o dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Daugiabučio gaisras Žirmūnuose, kurio nenori prisiminti, jį gesinę ugniagesiai. Atliksime reidą tame pačiame kieme ir sužinosime, ar tragedija nepasikartotų. Pažiūrėkite, kokios kliūtys laukia ugniagesių atvykus į daugiaaukščių namų kiemus. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Vienas kraupiausių gaisrų sostinėje įvyko 2007 kovą Žirmūnų mikrorajone, kuomet iš degančio daugiabučio žmonės šokinėjo pro langus. O ugniagesiai gelbėtojai negalėjo jiems padėti, nes jų gaisrinė technika tiesiog negalėjo privažiuoti arčiau degančio pastato. Bet kas baisiausiai, kad kelią jiems pastojo pačių gyventojų automobiliai. Gaisras Žirmūnų gatvės 93-ame daugiabutyje prieš 7 metus virto kraują stingdančią dramą, kurios iki šiol nenori prisiminti tą naktį nelaimės vietoje dirbę ugniagesiai. Ne dėl to, kad kažką būtų padarę ne taip. Tiesiog tos nakties tragedija ir matyti vaizdai buvo patys kraupiausi per daugelio jų karjerą.
vidury nakties viskas pradėjo degti ir ta labai klastinga ta ugnis įsidegė labai greitai. Visi žmonės miegojo. Užteko pusvalandžio, kad įsidegtų 4 aukštai. Ugnis įsisiautėjo labai greitai ir iš apatinių aukštų persimetė į viršų, liepsnų ir dūmų spąstuose įkalindama daugybę žmonių. Jie negalėjo ištrūkti, nes avarinės daugiabučio laiptinės buvo paverstos sandėliukais, prigrūstais degių medžiagų ir jomis pasinaudoti nebuvo jokių galimybių. Užgriozdintos laiptinės ne tik užkirto kelią išsigelbėjimui, bet tapo palankia terpė liepsnai įsisiautėti dar smarkiau. Dūmai netrukus apėmė visą namą. Duris atidariau ir tada iš karto toksai dūmų tvaikas toksai. Pradėjo visi bėgioti, laksto, panika, šaukia. Patikrinkite, ar užsuktos dujos. Pasižiūrėkite, kur jūsų vaikai, ar nežaidžia jie su degtukais. Jeigu jūsų bute viskas tvarkoje, išeikite apsižiūrėti į laiptinę. Išėję iš buto, būtinai uždarykite duris, kad dūmai nepatektų į vidų. Jei gaisro židinys apačioje jūsų, jokių būdų nesileiskite laiptais žemyn. Ir jokių būdų nesinaudokite liftu. Liftas per gaisrą atjungiamas ir gali tapti spąstais, kuriuose galite užtrokšti nuo dūmų. Skubiai sugrįžkite į savo butą ir skambinkite pagalbos numeriu 112. Tiksliai be panikos praneškite, kam reikalingi ugniagesiai. Nurodykite tikslų adresą, gatvės pavadinimą bei namo numerį, jeigu yra laiptinės kodą. Dabar pasirūpinkite savo saugumu. Reikės svarbiausia apsisaugoti nuo dūmų patekimo į vidų. Paimkite šaliką ar kokį nors kitą skudurą, sudrėkinkite jį ir užkamšykite visas durų bei ventiliacijos angas, kad kuo mažiau dūmų patektų į jūsų butą. Ugniagesiai atvažiuoja greitai, tačiau gali praeiti šiek tiek laiko, kol jie pasieks jūsų butą. Palieskite savo buto duris. Jeigu durys jau karštos, apipilkite jas vandeniu. Jeigu ugnis pradėjo veržtis į jūsų butą, nieko nelaukdami eikite į balkoną ir šaukitės pagalbos. Kai pasakojo tą naktį gaisrą gesinę ugniagesiai, atvykus, pamatytas vaizdas juos šokiravo. Išvysti itin smarkų ugnies siautėjimą per tokį trumpą laiką nesitikėjo niekas. Jau gaisro pradžioje beveik visas 9-aukštis buvo virtęs liepsnojančių fakelų. Apimti siaubo žmonės klykė, padėkite, maldaujame, gelbėkite. Bet atskubėję ugniagesiai negalėjo priartėti prie daugiabučio, nes susidūrė su kliūtimis, kurios atėmė iš jų lemiamas minutes, kurios galėjo padėti išgelbėti gyvybės. Ugnis labai greitai akimirksniu apėmė praktiškai visą namą, nuo 1 aukšto iki 9. Keltuvo būtų pakakę pilnai, net iš 9 aukšto, išgelbėti žmonės. Tačiau liepsna ir didelis karštis privertė žmonės šokinėti per langus. Tuomet per gaisrą žuvo net 6 žmonės. Žmonės žuvo dėl to, kad nesulaukė pagalbos. Pagalbos nesulaukė dėl to, kad gaisrininkų keltuvas negalėjo privažiuoti prie namo ir padėti evakuotis jiems. Privažiuoti negalėjo dėl to, kad visi kiemai buvo užstatyti automobiliais. Ta naktį dirbę ugniagesiai pasakojo, kad gaisriniai technikai kelią buvo užtvėrę ne tik automobiliai, bet ir pusmetriniai įbetonuoti metaliniai kuoliukai. Iššokę iš mašinų vairuotojai, juos iš visų jėgų daužė kūjais, bet prireikė laiko, kol pavyko juos išversti ir privažiuoti prie pastato. O tuo metu 2 žmonės nebeištvėrė karščio, jų akyse iššoko pro balkonus esančius didžiuliame aukštyje. Pažiūrėkite, kokios kliūtys laukia ugniagesių atvykus į daugiaaukščių namų kiemus. Eime. Štai tokie įvairiausi metaliniai, mediniai, betoniniai kuolai yra sukalti kiekvienų namų kiemuose, kurie nelaimės atveju trukdo pravažiuoti specialiosioms tarnyboms. Žmonės juos sukalė tam, kad gyventojai nestatytų automobilių ant žalios vejos. Bet nelaimės atveju tai yra tik papildomas trukdis ugniagesiams. Gesinant gaisrą Žirmūnų daugiabutyje, tą naktį ugniagesiams nebuvo lengva. Gaisro metu štai šis hidrantas, kuris taip buvo reikalingas ugniagesiams, kad galėtų paimti vandenį, buvo užstatytas
automobiliu. 3 ugniagesiai turėjo nukelti tą automobilį nuo šulinio, kad galėtų paimti taip reikalingą vandenį gaisro gesinimui. Galų gale įveikę kliūtis ugniagesiai prijungė vandens linijas ir pradėjo gesinimo bei gelbėjimo darbus. Deja, brangios minutės jau buvo prarastos. Ta naktį dūmais apsinuodijo 21 žmogus. Į gydymo įstaigas greitosios pagalbos automobiliai išgabeno 31 nukentėjusįjį. 6 žmonėms 2007 kovo 11 buvo lemtinga. 2 užsimušė iššokę pro balkoną, kiti mirė nuo patirtų nudegimų ir užtroško dūmuose, nes nespėjo išsigelbėti. Iki šiol tai yra viena didžiausių gaisro sukeltų tragedijų Vilniaus mieste. Bet ar pasikeitė situacija praėjus 7 metams nuo jos? Taigi autokopėčios iš pagrindinės gatvės įsuko į pirmąjį kiemą ir čia susiduria su pirmom problemom. Pasižiūrėkim, kaip jos pravažiuos toliau. Autokopėčios buvo taip pat priverstos važiuoti vienu ratu ant šaligatvio, nes kitaip jos netelpa. Bet štai čia jų važiavimas baigėsi, toliau jos nebepravažiuoja dėl užstatytų automobilių. Eime pasižiūrėsim. Net ir to paties namo Žirmūnų mikrorajone, kuriame prieš 7 metus siautėjo gaisras, gyventojai ir toliau stato mašinas, kur pakliuvo. Noriu jūsų paklausti, ar statote automobilį ant šaligatvio ar ant žalios vejos, pavyzdžiui? Statau, nes nėra kur statyti. Bet statydamas automobilį, ar jūs pagalvojate, o kas, jeigu jūsų name ar šalia esančiame name atsitiks bėda, nelaimė, kils gaisras nedaug dievė? Kas tada? Kaip mums pravažiuoti, jeigu visur užstatyti automobiliai? Ant šaligatvių, ant žalių vejų vaikus meledėdžiasi. Pataisybė, tai turbūt mažai mąstau. Nes džiaugiuosi, kad randu vietos, čia iš vis nėra vietos. Ir nors Žirmūnų gatvės 93 namo kieme ugniagesių technikai būtų sunku važiuoti ir šiandien, bet vis dėlto vieną pamoką gyventojai išmoko. Nelaimės dieną, kaip ir sakiau, praėjimo čia niekur nebuvo. Čia visur buvo sendaikčiai ir jie visi degė. Evakuacinė laiptinė principe degė nuo 1 iki 9 aukšto. Tačiau šiandieną matome, kad situacija pasikeitė. Gyventojai padarė išvadas, praėjimus atlaisvino, pasikeitė langus, viską susitvarkė. Tačiau nelaukime skaudžių nelaimių. Susitvarkykite savo laiptinės prieš atsitinkant nelaimį. Šiam vakarui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ramaus ir saugaus jums savaitgalio. Na, o jei bėda, skambinkite 112. Sudie.